Ką mes veikiam 2 dienas? Pasakė Artūras labai teisingai, ilsėjomės. Gerai leidom laiką. Smagiai, linksmai. Linksminamės. Filmavom grupės Mango video. Vadinasi, gal per ilgai. Aš pirmoji diena. Taip, pasirašau. Tai geriausia diena būti drauge. Imk į ranką ir vesk į mane. Nebeleis man paklyst, kol esam drauge. Ir turim klipe bent jau turėjom naują narį. Naujas grupės lyderis. Artūras. Tik tai man sukurtų, nėra tarp jų. Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą. Gal per kvailai, grojome tuščiu. Nes matysis rankos, pirštai, šypsena. Nesam nei vienas profesionalus aktorius, manau, kad tai buvo mini gražus labai filmas. Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius. Pirmą kartą filmavomės vadovaujami režisierės Vilmos Zalanskaitės. Pradžioje buvo šiek tiek netikrumo, šiek tiek baimės. Dėl to, kad tai buvo pirmas kartas. Taip, nepažinojom. Bet netgi, kaip pasakyti, viršėjo visus lūkesčius, labai šauni komanda, labai paprasta, lengva dirbti. Taip. Viskas aišku, viskas sudėliota. Smulkmenų. Nu tikrai ne taip. Nu, ponė vadovė, sakykit, kad čia man ir šiandien daryti. Taip. Pradedam. Kelis įkip. Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vieną. Su grupė buvo be galo lengva dirbti, nes merginos žiauriai fainos, žiauriai paprastos. Aš net pagalvočiau, kad jos turi net aktorinį sugebėjimą. Gal per ilgai. Labai gražus jos įsivaizdavimas visko. Ne, labai gražiai. Matymas, vizija. Vizija. Žiūrėk, aš, tu. Nors, kad Rima įsibėgėtų. Vienas sunkiausių buvo užduočių scenarijus, nes daina yra labai linksma, labai šviesios spalvos, labai fainos. Bet dainoje kalba apie išsiskyrimą. Ir sujungti šviesą, fan, linksmą dainavimą su išsiskyrimu, tai nėra tikrai paprasta užduotis. Lys lauką. Man atmosfera iš tikrųjų patiko, nes buvo sudėtingų scenų kaip ne aktoriams ir viskas taip gražiai gavosi. Vien komandas dėka. Vaikinai mūsų nerealūs, susirinko iš skirtingų miestų, Klaipėdoje kažkaip mes neradom tų vaikinukų, kurie mums labai tiktų pagal scenarijų. Taip, kad dėkui ir Artūrui ir Vitalijui, jie tokie buvo šaunuoliai. Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius. Pati pradžia buvo, o po to įsivažiavo. Ateityje mes dar norėtumėm bendrauti, bendradarbiauti, dirbti. Ir tikiuosi, tai ne paskutinis kartas, kada mes filmuojam su grupė Mango. Kažkaip net nebejoju, kad Vilmai kils dar gražesnių, dar įdomesnių idėjų ir kad mes galėsime jas įgyvendinti. Filmavome visą antrą dieną slaptoj spintoj, pagelbėjo mums. Esu be galo dėkinga. Ne, žiūrėk, atidavimas turėtų bent jau rašyti matai prieš šitų. Tikrai nekraukė. Apkabink jas abidvi.